Rajonas mūsų atrodo taip, vėl toks sovietinis. Taip net nesijauti, kad kažkur iš Lietuvos išvažiavai, nežinau, Kaunas koks, ar Vilniui ten kokie Žirmūnai, Antakalnis, labai panašiai viskas. Šiaip pats miestas, tai bent jau kol kas, tai kiek matėm vakar tamsoj, tai toks pats maloniausias iš visų, švariausias, tvarkingiausias, jokio chaoso. Pusryčiaujam vietiniai kaviniai. Galvojam guliaci, tak guliaci, kaip sakant. Omletas 3,75. Tai kodėlgi ne? Kapučino tik jau toks palyginus brangesnis, €1,50 gal kažkas tokio. Dar čia tokia situacija vakar buvo. Tik priparkavom mašiną, prieina vaikinukas. Nu toks visiškai nepanašus ten į jokį paprašaiką ar dar kažką ten tvarkingai apsirengęs, ten 25 metų maždaug. Nu toks jau toks atrodo pats ten toks baikštus ten. Toks jau labai atsiprašau, ten nenoriu jūsų trukdyti, bet angliškai šnekėjo labai raiškiai. Ten tokia situacija pas mane, ten būtas užsirakino, kažką ten raktas, ten kažką ten, ar paliko raktus būti, ar kažkas tokio. Sako, paliko piniginę, o būtų savininkai ten, ar viešbučiai, žodžiu, kažką ten jiem reikia, ar perlaidas, nu kažką tokio, žodžiu. Aš tiksliai nesupratau, ar jiem grinų reikėjo, ar pavedimo reikėjo, žodžiu. Ten pradėjo pasakoti apie savęs, aš iš Vokietijos, ten sako, Amerikoje ten dirbęs. Sakau, iš Vokietijos. Pradėjau su vokiškai šnekėti. O tas sako, ne, sako, vokiškai nemoku. Sakau, tai kiek tu metų Vokietijai dirbi? 4,5, sakau, 4,5 metų dirbi, žodžiu, vokiškai nemoki. Kai Vokietijai gyvenau, tai po 2 savaičių biškį pradėjau šnekėti. O čia per 4,5 metų nežodžiu. Nu, sakau, ieškok pagalbos kažkur kitur. Nu, bet toksai nebuvo, ten prielipa ar ką toksai, nu, ten, sorry, ir nuėjo, tai nežinau. Ar čia iš tikro buvo, jiem reikėjo pagalbos, ar kameris kažkoks, taip ir nesupratom, bet sakau, mes, sakau, turistai, ieškok pagalbos pas vietinius. Pastebėjau tokį įdomų dalyką. Ant visų Škodų, Balkanuose, nu gerai, ne ant visų, bet ant labai daug Škodų. Numerių rėmeliai Porsche, pavyzdžiui, čia Porsche Sarajevo, Serbijoje buvo Porsche Belgrad ir taip toliau. Labai daug, nežinau, kas čia per mada pas juos. Sarajevo centras, katedra. Kaip centras? Miestas tokio įdomaus išplanavimo, nestandartinio. Ne taip kaip mes pripratę, kad vidury miesto randasi senamiestis, visi tie objektai ir panašiai. Čia kažkaip kitaip. Čia ne iš karto radau, kur tas centras. Čia gaunasi, kur mes gyvenam, miegamajam rajone. Tai tas miegamasis rajonas geografiškai randasi centre. O va šitas vat kaip senamiestis, jisai randasi miesto pakrašty, šone. O dar yra kažkoks kitas centras, kuris visiškai priešingoj pusėje. Labai rudas vanduo. City Hall vadinasi šis pastatas. Čia turbūt kažkokie tvirtovės likučiai. Susitiko du ožiai vadinasi. Vienos juostos gatvė. Susikibom su busu. Busui ten vos porą metrų buvo atgal paduot, mums čia pusę kilometro. Mes padavėm atgal, jisai nenorėjo praleisti. O iš galo Mersas. Ir Mersas nenori praleisti. Nu, stovėm jau porą minučių. Atėjo čia, aiškinasi dabar. Tas matosi, realis labai nenori praleisti. Sarajevo vaizdas iš viršaus. Miestas suptas kalnų. Manau, tokių vaizdų galima iš visų pusių prisižiūrėti, jeigu būtų laiko. Čia kapinės, bet kaip suprantu, kokios nors musulmoniškos bus, nekrikščioniškos. Šiaip iš visų sostinių Sarajevas man
turbūt labiausiai patinka. Labiausiai europinis miestas, švariausias, tvarkingiausias, mažiausiai chaoso, žymiai tvarkingesnis nei kai kurios europinės sostinės. Aš manau, kas buvęs ten kokiai Romai ar Paryžiui, pasakot nereikia. Buvęs Milane, Atenuose, tai ten siaubas, koks ten bardakas, kiek ten visokių bomžų, brūdo ir taip toliau. Čia viso šito nėra. Tikrai malonu vaikščiot gatvėm, malonu būt. Aišku, kur ne senamiestis, ten daug tų sovietinių pastatų, kaip ir Lietuvoje. Bet šiaip tikrai malonus, fainas miestas ir sakyčiau, tinkamas gyvenimui, tinkamas turistavimui. Gal pažiūrėti čia nedaug ką yra. Šiaip jeigu mano nuomonė, kam nors rūpėtų, kas nors klaustų, tai Bosnija tikrai galima drąsiai imti Europos Sąjungą. Pilna europinė šalis, tvarkinga. Nesijauti visiškai kaip išvažiavęs iš Europos Sąjungos. Tas pats kaip kokia, nežinau, Slovakija ir panašiai. Labai faina, labai tvarkinga šalis. Nors turbūt Bosnija man iš visų Balkanų numeris 1 dabar. Dar ko nepasakiau, kad Sarajeve pats tvarkingiausias eismas, mažiausiai chaoso, vairuotojai praleidinėja, nelenda, neužlendinėja ir taip toliau, tai vairuoti čia irgi malonu. Neskaitant to incidento ten su tuo mikroautobusu ant kalno. Autostrada baigėsi, maždaug plius minus 70 km, kainavo 3,5 eurų. Tai grubiai tie patys 5 eurų ant 100 kaip ir Serbijai. Tai nėra pigu labai, bet ir nėra kosmosas. Autostrada ledinė. Atvažiuojant tranzitu, apsimoka, nes tikrai nemažai laiko susitaupo. Bosnija kainos jau normalesnės, o yra dešrelių ir po eurą su centais, ar net po eurą. Čia už kilogramo kaina 20-25 visokios mėsytės, tokios sardelės apie 2,70. Nepasakyčiau, kad pigų, bet adekvačios kainos. Škaundžiaujam čia tokioj, kaip valgykla, degalinį. Kainos nėra brangios, čia mėsos rinkinys gal 7,8 eurų ant 2 žmonėm, salotos 1,5 euro. Žodžiu, su kavom, čia kaip pasiseks Balkanuose, jau ne pirmą kartą. Pavyzdžiui, šiandien ryte užsakiau kapučino, gavau tikrą normalų kapučino. Čia užsakiau kapučino, tai kažkokį tai šlykščią chemiją 3 viename padarė, kur iš vis gert neįmanoma, apsivemt galima, iš vis su kava nieko bendro neturi, šitą turiu. Tai jau į aparatą šitą nusipirkau, žodžiu, net kažkiek geresnė. O turi normalų espresso aparatą, ta prasme, tikrą kavos aparatą, kur gerose kavinėse būna. Ten reiškia tik juodą daro, nors ten galima irgi pieno plakiklis, tai galima normalų kapučino padaryti. Tai kaip sužinoti, ar man padarys normalų kapučino iš kavos, ar padarys iš chemijos. Kaip galima gerti tokią šlikščią kavą, tai aš neįsivaizduoju. Kam iš vis siūlyt, kam iš vis pardavinėt. Čia pagal Google Maps mes atvažiuojam Kamštį. Čia ne tai, kad ten posakį praleidom, ne ten pasukom, dar kažką čia. Google Maps, o taip pat veda Kamštį atvažiuoti. Įvažiavom į Kroatiją, sieną pravažiavom. Nepasakyčiau, kad visiškai be eilių, buvo biškį eilė, bet neilgai ten kokį gal 10, gal 20. Tik pasus patikrino ir Bosna, ir Kroatija, ir viskas, mašino dokumentų net netikrino. Gan ilgai per tą Bosniją važiavosi, pradžiai pro Sarajevą, iš Sarajevo išvažiavus, tokį gerą gabalą labai greit nulėkėm. Po to, kai autostrada baigėsi, tai ilgai važiavosi. Eismas labai ten intensyvus. Daug fūrų, daug mašinų, vidutinis greitis, ten kokie 50 būdavo ir mažiau. Praktiškai pusę dienos per tą Bosniją važiavom, tai pažiūrėjusi žemėlapį, kiek dar liko važiuoti iki namų, tai atrodo tik mažas gabaliukas. Jau dabar važiuosim greičiau. Kroatijos čia nedidelis gabaliukas, bet turėtų būti visur autostradas. Iki Budapešto autostradas ir nuo Budapešto to pačiu keliu ten per Slovakiją jau be autostrado. Nuo Krokovos jau visur bus greitkelis iki pat namų praktiškai.
Kroatijai keliai brangesni už mažiau nei 100 km, gal 90 kokių, 8,60. Tai grubiai 10 eurų ant 100, tai kaip Prancūzija kokia. Labai brangu iš tikrųjų, geriau tada per Serbiją važiuoti. Kroatijai kainos nedžiugina. Alaus tokios kainos, nu tik tais vynas pigus, o daugiau viskas taip brangoka, net už Lietuvą brangiau. Vengrijoje viskas labai brangu, bet vynas neįtikėtinai pigus. Po 2 eurus grubiai, brangiausias gal 4 eurai. Kainas konvertuot, tai 400 forintų 1 euras. Yra net mažiau negu už 2 eurus. Artėjom link namų, tai manau atėjo laikas papasakoti kelionės išvadas. Bendrai aš manau kelionė pavyko, nežinau kaip kiti galvoja, kaip tu galvoji, sako irgi patiko. Nepaisant gedimo, nepaisant to, kad gedimas kainavo parą, nepaisant to, kad dėl to gedimo tapom RVD ir mažai kur įvažiavom, kai kuriuose vietose teko apsisukti. Vis tiek daug ką pamatėm. Čia buvo tokia gal labiau pažintinė ekspedicija po Balkanus, kad suprast, kas kur, kas per šalis ir panašiai. Tai dabar jau galima bus važiuoti konkretesnės kelionės į tas šalis. Pavyzdžiui, galima būtų važiuoti į Bosniją, grinai į kalnus, į offroadą, overlandingą. Galima būtų Bosniją kartu su Juodkalnija. Tada lygiai taip pat galima būtų į Makedoniją atskirą kelionę daryti. Ir galima būtų dar atskirą kelionę daryti į Albaniją. Ir Albanija jau būtų šiek tiek kitaip, jau galima būtų sukombinuoti kalnus, offroadą ir jūrą, paplūdimius ir taip toliau. Tai bendrai apie Balkanus, ką galiu pasakyti, tai jeigu galvojat važiuoti tą pusę, tai važiuokit drąsiai. Nesvarbu, kad ne Europos Sąjunga, normalios šalis, su saugumu tokių problemų. Dėl ryšio nebent gali būti problemos, bet tai geriausia iš anksto nusipirkti eSIM, jeigu telefonas tokia palaiko, kad būtų ten 2 gigabaitų kažkiek. Žemėlapiams, ten viešbučių paieškoms ir panašiai. Aišku, ten visus žemėlapius viską geriausiai iš anksto parsisiųsti. Žmonės daugumą iš šalių normalūs, kažkokio tokio brūdo ir panašiai, net bendrai paėmus net mažiau negu ten kokioj Prancūzijoje ar Italijai, kur visi važiuoja ir nebijo. Tai jeigu nebijot važiuoti į Prancūziją, tai į Balkanus to labiau nereik bijot. Kuro visur įsipilt yra, dujų, dyzelio, benzino, kokį tik norit. Su elektromobiliais tai gal nevažiuočiau, nes krovimo stotelių mažai. Nežiūrėjau programėlėse, kiek jų iš tikrųjų yra. Gal ir galima nuvažiuoti su elektromobiliu, bet tikrai nėra tik daug. Jeigu galvojat važiuoti, nebijokit, važiuokit drąsiai, važiuokit su lengva mašina, važiuokit su visureigiu, overlandinkit, važiuokit į kalnus, offroadinkit, aišku, be kažkokio tai bereikalingo ekstremo, bereikalingo mašinos laužimo, nes tas mašinos laužimas tai gali kainuoti daug pinigų. Daug daugiau negu tas laužimas kainuoja Lietuvoje. Nes, pavyzdžiui, reduktorius man
Lietuvoje radau už 700, dar bandysiu gal kažką pigiau kažkur išeis rasti. Ten buvau pigiausia radęs už 2000, tai vat tokie skirtumai. Plius dar, jeigu nepavyksta pasitaisyti, tada reikia jau transportą žiūrėti. Transportas apie 1500, apie 2000. Ten nebūtina pirkti kasko. Draudimo kompanijos, ten pavadinimu neminėsiu, kad nebūtų reklama, prie civilinio draudimo siūlo išplėstinę techninę pagalbą kelyje, kuri galioja visoje Europoje, ne tik Europos Sąjungoje, dengia iki 1500 vieną kartą parvežimą ir kainuoja ten gal 40 eurų kažkas tokio ar 35, tai tikrai apsimoka imti, tikrai gali praversti. Bet iš patirties pasakysiu, kiek aš esu keliavęs, kiek aš esu važiavęs, vis tiek kartą neteko mašinas siūsti į Lietuvą. Buvo visokių gedimų, pavyko pasitaisyti vietoje ir šiaip labai retai iš tikrųjų būna tie gedimai, nes važiuojant tokiais keliais, tai mašina patiria žymiai mažesnės apkrovas negu ten kasdien drožiant mieste, Lietuvoje per duobes ir panašiai. Aišku, su visureigis jau kitaip, kai tu laužai bekelį, jau jisai tikrai gali sulūžti. Tai pagrindinė mano klaida buvo, kas ir dalinai lėmė šį gedimą, tai kad aš nusipirkęs mašiną, ją 3-4 mėnesius ruošiau ir nekartą nebuvau kažkur rimtesniai bekelį, aš ją tik parašiau, net pilnai realiai nespėjau visko padaryti, bet kiek įmanoma parašiau ir iš karto išvažiavom į kelionę. Tai būčiau kažkur nuvažiavęs į Lietuvoje į mišką, būčiau ten sulaužęs tą reduktorių ir jau gal kelionė ir nebūtų įsulūžęs. Tai tokia buvo mano klaida. Tai neskubėkit, nepirkit mašinų iškart prieš kelionę, viską sutvarkykit, pasitestuokit, nes irgi žinau ne vieną atvejį, kai ten nusiperka mašiną turgui ir iš karto ten tepalus pasikeičia ir iš karto važiuoja į kelionę ir po to visą kelionę ten tą mašiną taiso, žodžiu. Ne kelionė gaunasi, o kažkoks košmaras. Šiaip, jeigu kažkokių klausimų turit, rašykit komentaruose, atsakysiu būtinai. Ar klausimų dėl šios kelionės, ar aplamai dėl kelionių. Šiaip aš nesu jokiais būdais ten profesionalus overlanderis. Čia realiai mano tik tais antra kelionė į kalnus. Kažkur į užsienį su visureigiu, bet su lengva mašina važiavęs visą Europą ir ne po vieną kartą. Tai jeigu domina dėl kelionių su lengva mašina, tai galit klausti, kaip kas, tai apie kiekvieną šalį atsakysiu. Jeigu kam įdomu, tai kelionės išlaidas sudėsiu į atskirą video. Padarysiu lentelę, kiek kas kainavo, kiek kas tiksliai. Jeigu kam įdomu, padarysiu tokį video. Kol kas turbūt tiek. Pirmas mano toks video bus viešas, nes iki šiol tokius filmavau tik tai savo ir draugam. Komentuokit, kas patiko, kas nepatiko, kas galėtų būti kitaip. Kritiką visą laik priimu. Jeigu patiko, jeigu norit daugiau video, tai subscribinkit kanalą ir bandysim kažką daugiau filmuoti panašaus.